Aš turiu jums challenge. Aš savo vidosus, kai žiūriu. Labai sunku challenge. Neblogą ribotuvą uždėjai ant visų mūsų. Max valandą jisai. Pralaimėk jau greičiau. Nesikeikt rusiškai. Pasidėjau, blėt, patilėjau, kurva. Galima keiktis tik tais lietuviškai. Asilė, ką tu pasiūlyi mums čia dabar? Tu girdi pat save, gaidį. Nebylas. Va čia Edvai sunku bus jo. Man? Nau. Edva šitam game jis tiesiog tylės. Dabar realiai žiauriai sunku bus, nes tokie žodžiai kaip blėt, iš tikrųjų visą laiką antras žodis pas mus eina. Realiai iš... Blėt, aš savo vidosus, kai žiūriu, nu pas mus kiek mažai eina kas antras, trečias žodis. Ne, čia grinai per game. Dabar tai galima. Ai, tai blėt, reikia dabar išsikeikt nahui. Blėt, bet kiska irgi, žinai, rusiška kiska. Kaip į jį kreiptis? Rapalai. Pala, paskutinės sekundės. Pašly nahui visi. Ir užsimūtina. Nu, Domce, dabar, jeigu ką clipping, skaičiuosi, kiek ten žmonių. Apsičiulpia. Kaip jo, blėt. Aš, žinai, net neturėjau ką net pasakyti. Tu antiek mane prigavai, kad aš net žodžių negalėjau jokio pasakyti. Netgi raundas neprasidėjo. Visas... Ką jis parašė, Kebra, galit perskaityt garsiai? Tai galime čia rašyti? Ne, rašyk angliškai. Tegul išmoksta šitie vafliai. Man atrodo, Jablonskiui čia lengviausia. Kodėl? Nu, nes tu nelabai kalbi daug O rusiškai. kokie yra keiksmažodžiai nerūsiški, bet... Oi. Nu, tipo šitas. Pavyzdžiui, suka malūnėlį. Kaip suprastų. Ką padarė? Blemba, tu aišku irgi sukiesi čia ant to žodžio. Atsargiai su tokiais privalais. Tu suktis tik tais ant stulpo galima. Mano pirkos galit. Prastų pirmą pramonę, jau biški sunkiai. Ne, nu tu... Asilas. Asilas konkretus. Tenka. Bet... Jūs pastebėkit, kad Edva neįdomu nekalbėti. Ką man tau sakyti, outsider, tu outsider. Kodėl nemyrė? Kas per jogdarys čia mane nušovė? Bet jie turėtų būt vahoj, kad aš suskautų, bet 3. Kur turi būt? Kur turi būt? Kur turi būt? Kokie jie turi būt? Ką? Ką? Aha. Aš sakiau, Kad tu suprastum, esi grynas lietuvis, o mes su Edva laikomės. Aš suprantu, kai tu esi pipčiulpis. patabalok man kabančius. Tu žinai, kad aš tavo tas kabančius tau į šiknas. F1 kaip. Tu gabiai sakysi. Jis taip gabiai kaip tik nesako. Rampa. Nu tai... Jo. Apala, apupti ar vakina yra pas vyrus irgi? Nu tai vaflioras geras, tėvi. Koks žodis prieš labubų? Einu. Noriu. Nu va čia Jablonskis norėtų pasakyti šitą. Aš jau žadėjau pasakyti, bet buvo... Bomba pavadė. Oi, kaip man tiesiog paleido baltą žibalą į akis. Pienas. Balto šybalą. Aš nesuprantu, ką aš filtruoju po savo šitą žodžių. Ir pasakyti labai greitai, kelis kartus esu įdaras. Po tavim. Po tavim, Asilė. Gaidį, žiūrėk po savim! Eik, tu toks gaidys esi. Ne, nu tu... Žioplas. Vat kaip pasivadinai, kai jo nikneimą persiskaitai, va toks ir esi. Nu... Kodėl Edva paskutinėje vietoje? Jis tipo, kai negali keiktis rusiškai, neišnaudoja savo potencialo. Aš klausau, palauk. Jo keiksmažodžiai kaip Super Saiyan. Gal kažkaip taip be jau šito čelio. No. Ką, žodynas pasibaigė? Žaidžiam iki mačo pabaigos. Baigiam greičiau mačą ir viskas. Jau net laiko. Taip sakant, burnelę nori prasivert ant tų žodžių. Žiūrėk, Edvinas tai netyli. Ką man tau sakyti? Ne, tai man nieko nereikia sakyti, bet emocijų tavo trūksta. Aš tik ką pastebėjau, kad pas mus Edvos nėra, tai gal paimti. Kame problema buvo visą šitą laiką. Ne, man atrodo problema tik vienam. Negali potencialą savo išnaudoti. Negaliu pasijungti servą. Žinai, kai ant mašinos ribotuvas yra neišnaudoja pilno pajėgumo variklio. Čia tu, taip sakant, irgi tokį neblogą ribotuvą uždėjai ant visų mūsų. Davai, klač. Nu jo, dabar tavo sėkmės akimirka.
Gerai, atsiemu žodžius. Tai žmogus nebesikeikia, tiesiog viskas pro šalį. Pralaimėk jau greičiau. O dabar galima? Pistačių iliustratorius. Nu, na. Tai jau Jablonskis. Pasidėjau, blėt, patilėjau, kurva. Tiesiog, kiek sąžinio rinkinys išeina jau iš žmogaus. Pasidėjau, nahui, patilėjau. Nahui. Nahui, blėt, Kalboje kurva. pasimačiuosi.